Jūs kenčiate nuo skausmo ir ligų. Jūs persiekioja skurdas, skyrybos ir nusivylimas. Neigiamos aplinkybės kartojasi jūsų gyvenime vėl ir vėl, o beviltiškumas atrodo neišvengiamas, atimdamas viltį. Išeitis yra. Dievas yra pasiruošęs nutraukti prakeikimą, išgydyti jūsų žaizdas ir pakeisti jūsų likimą. Kokia bebūtų jūsų liga, kokia bebūtų jūsų problema, šventoji dvasia dabar sugriauna šį prakeikimą. Vasario 2 dieną, 15 val. Lietuvos laiku, Jėzaus vardu mes sunaikiname visus šėtono nuosprendžius. Vyks tarptautinis telekruseidas, skirtas pasaulio atgimimo misijos 4-osioms metinėms, kuriame bus malda už išgydymą ir prakeikimų sunaikinimą. Po telekruseido praėjo trumpas laikas ir tyrimo metu paaiškėjo, kad 2 augliai visiškai išnyko. Dauguma žmonių nuo to miršta, bet aš buvau išgydyta. Ji galėjo mirti bet kurią akimirką. Jos plaučiai neveikė. Po maldos ji pradėjo kvėpuoti. Tai tikras stebuklas. Aš buvau išgydytas. Mano tyrimai grįžo į normą. Tai padarė Dievas. Vasario 2 dieną apaštalas Vladimiras ir Viktorija Muntian melsis už išgydymą ir prakeikimų sugriovimą bei Dievo proveržį jūsų gyvenime. Aš sugriaunu giminės prakeikimą šioje vietoje. Registruokitės tiesiog dabar. Ši diena skirta jūsų stebuklui.